Šiandien pasimokinsime, kaip O2 sistemoje praeiti visą procesą nuo pasiūlymo pateikimo iki pardavimo bei patvirtinimo, gamybos, užsakymo ir taip toliau. Taigi pradėkime nuo to, kad pirmoje eilėje įsijungiam lietuvių kalbą. Taip, kiekvienas vartotojas gali lietuvių kalbą pasikeisti savo nustatymuose, išsaugojam, persikraus sistema toj ir įsijungs lietuvių kalba. Taigi grįžtame į pagrindinį mūsų meniu, pardavimai ir dabar pateiksime komercinį pasiūlymą mūsų klientui. Aidas Oganauskas test, pridedame produktą, kurį jis nori pirkti iš mūsų. Naftos skirtuvą pardavinėsime, bus įvirinta šachta, bus liukas ir apvedimo linijos nėra. Ir spaudžiame patvirtinti, sistema automatiškai paskaičiavo kainą, išsaugom. Ir dabar galime šitą išsiųsti elektroniniu paštu mūsų klientui Aidui. Štai jam susigeneruoja štai toks komercinis pasiūlymas, kurį galite peržiūrėti. Ir čia yra visi reikalavimai jūsų naftos skirtuvui, ką klientas pasirinko. Ir štai čia iš viso kaina yra. Kada klientas patvirtina, jūs žinoma ateinate į užsakymą, numeriukas yra štai čia ir spaudžiate patvirtinti. Šio patvirtinimo metu sistema automatiškai sugeneruoja pristatymą, tai reiškia, kai bus prekė pagaminta, jūs automatiškai ją jums bus galima atkrauti ją. Taip pat turite sąryšį su gamyba, jums iš karto rodo gamybą ir rodo, kurios medžiagos gamyboje yra pasiekiamos, kurios yra nepasiekiamos ir rodo yra vaikiniai užsakymai, kuriuos dar reikia pagaminti papildomai, nes čia yra pusgaminiai, 3200 S talpykla yra pusgaminis, pirmą mes ją pagaminam ir tada, kai ją pagaminame, einame į pagrindinį gamybos užsakymą. Tai pardavimų skiltyje tiek, dabar einame į pirkimus. Kaip matome, iš gamybos užsakymo iškilo poreikis ir susikūrė 3 pirkimai skirtingiam tiekėjam, kad reikia nupirkti šitų žaliavų, nes jų trūksta sandėlyje, tiesiog norint pagaminti gamybą. Taigi dabar yra pirkimų skyriaus darbas, ateina į pirkimą, turime 3 užsakymus, pro plastikui reikia 4,3 kvadratinių metrų, kaina tokia, spausdinam, išsiunčiam paklausimą pro plastiko ir jie turės, sako taip turės, patvirtinam užsakymą ir gaunam produktus į sandėlį. Tada sekantis mūsų pirkimo užsakymas yra iš auto šaltis, perkame štai tokias prekes, štai tokių kiekių, patvirtinam užsakymą ir gaunam produktus į sandėlį ir patvirtinam, kad gavom į sandėlį. Na ir paskutinis užsakymas yra pirkimo štai tokiai PVC alkūnė, irgi patvirtinam užsakymą, gaunam produktus į sandėlį. Viskas, visi produktai yra, tai pirkimas savo darbą atliko, dabar einame prie gamybos. Gamyba susiplanuoja savo gamybos užsakymus, štai čia yra Aidas test, mūsų užsakymai paruošti, arba galima išsifiltruoti gamybos užsakymus, kurie yra štai čia. Kaip matote, susikūrė 2 gamybos užsakymai dar papildomi, tai yra tai talpyklai mano ir naftos skirtukui. Tai dabar ką mes darome, šitoje vietoje naftos skirtukas yra, palaukit, mūsų yra štai šitas, man atrodo, jo, kiekiai yra visi galimi, dabar suplanuoti turėtume, laiką kada darytume, nueiname į vaikinį užsakymą gamybos, irgi jisai yra suplanuotas, galim pasikeisti datą, kad mes jį, tarkim, planuojame penktadieniui daryti, išsaugom, grįžtam čia, o šitas pasigamins 7 dieną, tai galbūt mes jį perkeliam 11 dienai. Ir dabar planuodami gamybos užsakymus pasileidžiame kalendorių ir štai čia mes matome, kad vienas yra gamybos užsakymas. Jeigu pasirinksim sekantį darbą, štai čia yra pirmadienį kitas gamybos užsakymas, tai čia mes darysim naftos skirtuką, o prieš tai savaitę mes gaminsime štai šitą produktą talpyklą. Bet mums data nelabai tinkama talpyklai, tai mes ją darysime anksčiau, pradėsim penktadienį iš pat ryto,
pasileidžiam planą, pridedam operaciją, čia dar trūksta mums, ne? Tarkim, surinkimas šitos šachtos vyks, nežinau, tarkim 180 minučių. Išsaugom, grįžtam atgal į mūsų kalendorių, mes jį galim susimažinti šiek tiek. Tai va, ir tokiu būdu mes suplanavome mūsų gamybą. Tai dabar jūsų operacijose yra darbo užsakymai, ateina žmogus čia, ane? Ir kaip matome yra operacija talpykla, kurią reikia gaminti, kita talpykla ir mūsų skirtukas, kuris mums reikalingas kaip galutinis produktas, ane? Tai šiuo atveju, jeigu pradėsime, peržiūrėsime gamybos užsakymai, ane? Štai yra mūsų 2 gamybos užsakymai. Mes jį suplanuojam irgi šitą. Ane? 8 ir dabar ką mes galim padaryti, tai mes galime susigrupuoti produktus, ane? Tai čia tarkim, jeigu pas mus yra mūsų gamybos užsakymas, kuris turi šaltinio pardavimo dokumento numerį, ane? O čia mūsų gamybos užsakymas, kuris yra susijęs. Tai čia šitas yra pagrindinis, o štai šitas 51 yra šalutinis, ane, produktas. Tai dabar jeigu mes grįšim atgal, ane, mes galime atsispausdinti pagal numeraciją, išsifiltruoti, matot, yra vienas pasiekiamas. Tai dabar galime vienam ir kitam spausdinti gamybos užsakymas. Čia mūsų talpyklai gaminti, galime jį atiduoti, ane, kad čia reikia gaminti naftos skirtuką, ane, su įvirinta aptarnavimo šachta ir taip toliau, ane. O šitas yra mūsų šalutinis produktas. Štai yra naftos skirtukas ir šalutinis produktas yra talpykla, kurią reikia pagaminti. Kada pas mus talpykla yra pagaminama, tai jūs paspaudžiate kaip atlikta, nusirašo žaliavos iš karto automatiškai, ne? Daiktas yra pasigamina, daiktas iš karto. Ir kaip matome dabar 50, jums jau talpykla atsirado gatava ir jūs galite ją irgi pagaminti. Tai kada jūs atspausdinate šitą lapą, nunešate į surinkimo savo operaciją, surinkime jau mato, kad reikia naudoti talpyklą, kuri pagaminta, ane, ir galima naudoti, pagrindinis produktas gaminti yra štai šitas. Sekantis dalykas, pažymėti kaip atlikta, ane, darbą, pritaikote jį ir jums pasigamina produktas. Kas iš to nutinka? Sistemoje automatiškai prie pardavimo ir prie pristatymo, kas nutinka, jums iš karto atsiranda, kad produktas yra paruoštas ir jeigu nueisim į sandėlio inventoriaus operaciją, tai yra pristatymo užsakymui, štai čia, ir jeigu išsifiltruosim pagal šaltinio dokumentą, kaip matote, 808 jau yra Aidas Oganauskas paruošta ir galima jį atkraudinėti, tai nustatom, kad mes išduodame tuos kiekius ir juos patvirtiname. Jau dabar, kai taip nutinka, jūsų pardavėjas iš karto automatiškai gali matyti, kad galima išrašyti, galima išrašyti sąskaitą ir jeigu mes atsifiltruosim 808, jums atsirado žalias mygtukas, spaudžiate sukurti sąskaitą, sukurti ir peržiūrėti sąskaitą faktūrą ir ją patvirtinti. Jums sistema automatiškai išsirašo. Tai taip turėtų vykti visas gamybos procesas, visas pardavimo, pirkimo, sandėlio procesas ir visi kiti procesai viename žingsnyje. Dėkoju.